Labą dieną, turim penktadienį. Ruošiamės viščiukų naujus namus. Tuoj parodys lauką. Laukas yra išartas ir 2 kartus sukultivuotas. Netobuliai lygiai, bet neblogai. Turėtų jo čia užtekti pradžiai. Reikia užsėti žolę, čia pradėjau mes, bet absurdiškai ilgai truks. Tai sugalvau tokią idėją. Einam prie traktoriaus. Turim valus. Tai reikia užsikabinti valus. Ir nuo čia mesim sėklą prieš volą. Tai bus paprasčiau. Gal. Nueinam įvertinti situaciją. Kas galėjo pagalvoti tankinimo valai, tankina žemę. Yra vietva, kalniukas, dabikė, bet dėl to, kad vėliena buvo, tai dar aš čia vis tiek sušiupeleisiu, tas dabės palyginsiu. Ir gal tada dar kartą pravaluosiu, bet šiaip tai pasaka. Čia kalnai, bet čia dėl to, kad vėliena. O čia, kur biškį tvarkingiau pavyko sutvarkyti. Pasaka. Tai išsilyginsim dar šitas kalniukas kažkiek rankam, nedaug čia jų likę. Dar kartą suvaluosim. Ir neblogai, skaityk. Aš sakyčiau success. Tai einam daryti trigų. Nežinau kaip pas jūs, bet pas mane prasidėjo šortų sezonas. Tai va. Mes norim pusryčių. Tuoj. Pasišeriam kitus ir pasišnekam. Turim ten priekabą, kurią reiktų užsikabinti už traktoriaus, išsikrauti turinį iš jos ir prisikrauti lentų. Mes turim pasakyti dar vieną kažką tokio ir važiuoti vieną lauką, nes turim dar vieną bačą viščiukų, kurie nori lauk. Turim visus gyvius pasišėrę, pats pavalgęs, šunys pavalgę, reikia dirbti. Nueidam. Jūs tikrai galvojat, kad aš paliksiu anaip? Kokį gyvulį jūs mane laiko? Taip, turim smagią dalį. Turim... Atsidarys. Turim lentų. Tada reikia pasikrauti tiek lentų, kiek reikės naujam rigui. Aš galvoju, perimetrą vis tiek darom apie 3 metrus ant 3 metrų. Tik darysim aukštesnį, kad eitų. Pabandysim tokį. Tai primesim tą, žinau.
šitas ir šitas turėtų būti toj pačioj tiesiai. Ir daug kepurės iš rock'n'roll laikų. Rock'n'roll Edinai. Galimai užsidirbau ir pamiršau filmuot, bet turim tokią struktūrą jau. Turiu dar atsipjovęs skersinius, tai atvažiuos Gintarė, padės prisijungtas viršus ir toj beliks uždėti cinkuotą iš visų pusių. Tai kažkiek uždėsim šiltnamio plėvės. Ne, ant stogo visą, ant apačios nežinau kiek dėsim. Dėsim cinkuotą aplinkui ant šitą visą, tai biškai daugiau išeis, nes ir biškai aukštesnė, bet... Prašau. Labą rytelį. Sekmadienis. Eisim pasišert visus viščius, visus šunis. Turim paruoštą žirgą, eisim pabaigti rygą. Padirbam. Šiaip nebloga šis sistemas susigalvau. Pasikrauni viską kieme, visi daiktai čia, reikia power toolsų dar susim. Ir medis, cinkuota vala, šiltnamio plėvė. Turim tokį šiltnamiuką jau. Ir reiktų užsidėti dar porą skersinukų. Diškai dar sustampysim, bet principe GG, tai pabaigsim. Šilta. Turim duris. Uaba! Gerai, laikys. Per tas duris planuoju čia pastatyti kibiriuką. Glesalas ten bus apačiu ir girdyklą. Nu kažkaip, neblogai. Sudrutėjo viskas. Galėtų dar rečiau būt, bet gal dar vieną skersinį tam padarysim. Spėjom cinkuotą sudedam. Update. Atspėjom visas cinkuotas, užkabinom 2 briaunas, šitą palaidą, užkabinsim ir aną, bet šitas daiktas dangui labai karštas. Mama sakė, dar šašlykinę užkūrė, turbūt su armata nenuvažiuot. Grįžom, baisiai tinga, bet reikia pabaigti. Žiūrėjau. Biški ir per karštą dirbti su juoda maike, tai aš nusivilksiu, bet jum nedemonstruosiu dalykų, tai galima nebent padaryti kažką tokio. Jo, šitie kampai baisiai, bet dabar prisegiau, nes dėsis pagaliukas, kad nusileistų iki pačių. Ir turim uždėti gumas apačioj, va čia, kad tarpiuks dingtų. Šiaip ar ne pabaiga, dar reikia pritaikyti girdyklas, viskas ruošt, nunešti viščiukus, bet ir tiesiog per karštą. Išeinu montuoti šitą video, visus viščiukų pernešimus ir panašiai galite pamatyti YouTube shortuose. O kol kas ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko, raginu paspaust like, jeigu nepatiko, raginu nieko nespaust, o jeigu labai patiko, galite paspaust prenumeruot. Ačiū, iki!